Sveiki visi. Vėl šiandien grįžom, šiandien yra 2025 metų gegužės 30 diena. Vėl turim Nasdaq'o indeksą. Žodžiu, padarysim vakarykščią traderę kepą ir šiek tiek giliau pasikaptysim ir išsiaiškinsim, ką turim šiandien, ką turėjom vakar ir ką aš manau, kas nutiks šiandien ir ateinančią galbūt savaitę net. Taigi, dabar susistabdykit vaizdą įrašą ir pagalvokit, kur aš čia šitoj vietoj. Nuo čia galėjau turėti tradą 8:30. Tikrai ne čia. Ir čia buvo pats geriausias variantas Turtle Soup sell modelis. Žodžiu, high, low, high ir high. Ir plus padarėm čia balance price range. Sell side imbalance, buy side inefficiency. Kitoj pusėje sell side imbalance, buy side inefficiency. Čia šitam range, čia iki čia grįžom 0,5. Discountas, ragavom šitą BPR, matot mažas nedidukas ten yra, tai vos prilėtėm ir iškart įsikintėm apačią. Tai čia būtų buvęs Londono sesijos traidas, Silver Bulletas ir būtume pasiėmę tikrai nemažai taškų, bet čia vėl kasgi būtų, jeigu būtų ir nebūtų ar dar kažkaip, būtume turėję nuo čia iki drojo likvidity 473 taškai, nežinau. Aš vis noriu support resistance raustinti, nes niekas iš tų traderių tokių judesių nepagauna. O jeigu pagauna, tai šiandien tokį pagavo, rytoj pagaus trigubą tokį pat atgal į minusą. Nu, žodžiu, čia viską atjungus, rodiklytas išjungia, dar kol kas. Šitas tradas buvo kur vakar netyčia išjungia, bet iki jungiu realiai. Galim pamatyti tą pačią kainą, šį faktiškai pardavau. Vykinti minusą pardavau. Keli doleriai. Gerai, paukį biškį vandens vargu atsigėti. Gerai. Jo, kur mes čia baigiam? Gerai, žiūrėkim. Vakar kaip ir šnekėjom, buvom šitoj teritorijoje daily internal inverse fair value gap'e. Pasirodo, šita pati teritorija gaunas ir monthly candle rejection blokas. Rejection blokas yra pirmas vikas ir tas pirmas vikas yra rejectintas. Šitas pirmas vikas buvo rejectintas ir pušino kainą žemiau, todėl čia šitą kainą sudarė aukščiau 0,5, tai kaina buvo bearish, pasinti čia, susirinkti visą likvidumą, šitas equal lows. Būtų buvo idealiausia, kad sureaguotų į šitą PDRA, į šitą fair value gap'ą. Čia gaunas break of market structure, tai čia būtų reakcija, bus tobulą tam skrydžiui.
kadangi nesureagavom, ir bet kas gali čia nutikti, gali tiesiog būti padaryta lower high, mes galim apsisukti, indeksą vėl gapą šitą, daryti kiaurą perį, sugrįžti čia ir tada grįžti čia į apačią, sureaguoti į šitą order bloką arba į šitą vėl gapą. Bet čia dar gana toli yra, kadangi ekonominė situacija pasaulyje yra tokia, kokia ji yra. Aš visiškai nenustepsiu, kad mes dar matysim kainą grįžtant čia, ar net iki čia iš vis iki 13-14. Na, būkim bėdini, bet teisingai, čia labai įmanomai. Žodžiu, už 10 valandų užsidaro mūsų daily candles. Idealiai norėčiau, kad šitas daily candles užsidarytų ties šitą kainą arba žemiau šitos kainos. Tai žemiau 21 226,50. Tai mes, kad mūsų bajas būtų bearish iki čia, turime tik kainą užsidarant ties šitą teritoriją. Kitą liniją aš neturinsiu, tiesiog persikelsiu viską į NQ chartą. Žodžiu, turiu NQ chartą pasiruošęs, vėliau šį susikelsiu, kad kitą apžvalgą turėtume reference pointą, nuo kurio galėtume įjungti, kad pasižiūrėti, ar tikrai tai padarė, ar galime savo bajas toliau tęsti ir visą kitą. Tai kaina iš tikro matos, kad yra bearish, nes čia ignoravo šitą pidėriai, closing su bodžiu kiaurį. Čia dabar visas tas kėlimas, kas yra, kas nusimato. Man atrodo, čia tiesiog šioks toks fake-outas yra, nes mes turime daryti aukščiau 0.5 ir 0.25 šitą mėnesį. Realiai gali kaina daryti ties 0.25 šitą rytą. 0.25 yra kvadrantai. Aš naudoju kvadrantus, aš mėgstu kvadrantus. Man patinka, čia nereiškia, kad jūs turite kažką kitą naudoti, bet jeigu jūs galvosite iš manęs pasimokyti ir perimti šitas idėjas, kurias aš irgi be to išmokau iš ICT. Tai naudojantis common sense, negalim kainos uždaryti žemiau 0.25. Čia šitas uždarimas buvo, bet mes puikiai neuždarėme iš 0.5, tai dar toks tipo maždaug blogai, bet galim dar kliautis ir naudotis būtų iš 0.5 uždarę. Aš būčiau ieškojęs šitą visą draw liquidity kaip move į all-time high. Dabar all-time high aš tą nematau. Arba aš aklas, kad pamatyti, arba aš iš tik nematau. Tai žodžiu, šitą kainą yra, kur mes šiandien kainas turim uždaryti, šiandien tikiu šortą. Plius šiandien yra penktadienis, paskutinę mėnesio dieną. Kadangi tai yra paskutinė mėnesio diena, kaip ir mes minėjom, kaip mes candle atidarom. Open, low, high, close. Tai pagal viską taip atrodo šitas mūsų candle. Žinau, kad mes šalia nupiešiau, gali panašiai neatrodyti, bet mes va čia atidarėm, low, high, close, tas ta vieta. Tai closas turi čia kažkur būti. Jeigu closas turi būti čia, tuo nutrinsi mūsų likučius čia nelabai reikalingas mums. Toliau mes pasižiūrėsim, ką mes čia žiūrėjom, vis tiek savo setupus visi atsinam. Pasidarysim šiek tiek, ne per daug švariai, bet švariai. Dėl šitą nesmėkim. Nu ką, taip. Kvadrantas vėl pasižymėkim. Šiaip ne kvadrantas galim žymėtis šito candle tiesiog range. Yra apskritai konceptuose toks dalykas kaip Fan-Rodis Friday. Fan-Rodis Friday yra teorija, kai jeigu visą savaitę kaina ėjo į viršų,
Tai penktadienį ta kaina bus linkus nusileisti iki 30% savaitės prasekšinų vertės. Tai pasijunkim šitą, nes jie aišku afeipsim, kad referencija geresnė pasigauti, ką nežiūri. Tai va, 0,3 yra grinai toje vietoje, kur šitą kainą atsižymėjom, šitą candlestick'o closing prices jam. Open, low, high, close. Tai iki šito close price'o mes užsidaryti iki šitos linijų. Tai 0,3, 0,4. Aš šitam rengui tikėčiausi, nes šiaip aš ant valandinio 4 valandų čarto naudoju tą patį dalyką. Tai realiai padalino 4 kart 6, 24, 240 minučių, realiai aš padalinu iš 5 ir gautą rezultatą aš panaudoju ant čarto, kad aš žinočiau, kad ant 4 valandų, kokias paskutinės minutės man tos 4 valandos candlestick'o man duos šitą judesį, vadinamą į apačią, kad, tarkim, liko praėjo 5 dalis valandos ir kad aš galėčiau šitą judesį pagauti, nuo šitą judesį pagauti, ar mes eisim vėl toliau teisim, ar mes eisim vėl žemiau teisim kažkur. Ar per vėlą apačią ir aš užsirinkau užpildyti. Ar order blokas, ar kažkas kitokio ekstant. Ar net liekvydyti galim rinkti šitą vėl candle, manipuliuoti ir tada apačią distribuciją. Čia sakau tik referencija, kaip pavyzdį. Bet čia šitas referencijas ir šitas pavyzdys man veiks labai gerai. Tai, žodžiu, tiesiog nusileisim šiek tiek į mažesnis tankėjimus, žiūrėsim, kas daras. Kol kas mūsų bajas pasitvirtinęs yra gavome internal range per vėlą gapą daily chart'o. Kas yra rejection blokas ant mėnesinio chart'o. Puikiai reakcija. Štai tikėčiaus šiandien šitos tokios gal manipuliacijos į viršų. Šitą visą bodžių respektinę vieną levelį kažkokį tam tikrą. Tai manau šią savaitę mes čia nebegrįžim. Galim grįžti čia savybių šitą vietą, gal kažkur sureaguoti kažką mes, jeigu ten turim tas 0,55 šitą candlestick'ą. Tada leisti žemyn, bet leidžiantį žemyn mes turim šitą order bloką ignoruoti, arba tarp to order bloko kainą uždaryti kažkur. Čia daugiau mes nieko be šito internal range ir vėlą gapą kaip ir neturim. Bet ir taip. Tai žodžiu, daily bias mano šiandien yra į apačią, nebent kai kartais būna trading sesija, bias pasikeičia. Vakar, pavyzdžiui, bias nesikeitė, tiesiog laukia šortas ir buvo. Dar iš pradžių nuo kokios 6 AM ilgą laiką tikėjus dar šiek tiek longo, tai buvau čia uždėjęs poziciją longui, kai mes nusileidome 15 minučių order bloką. Nes tas order blokas buvo grinai šitas order blokas buvo grinai toj vietoj, 0,7-0,5 mes buvom discountę. Tai aš kažkaip galvojau, kad mes turim grįžti čia, bent 0,5 grįžą iki čia kažkur iki šitą pigį ir tada veiksim čia likvidumą. Aš klydau, savo klaidą susimokėjau 300 eurų ir paskui už kitą klaidą 250 eurų susimokėjau. Čia buvo feilinti mano traidai. Bet paskui supratau, kad mes realiai kaip ir mano bias nesikeitė. Tiesiog gal aš šiek tiek paskubėjau, susistresavau. Čia yra keli traidai, tiesiog aš partial seniau. Čia selinau 5, nuėmiau 3, uždėjau 2, vėl 3 nuėmiau, čia jau galutinai selinau, čia tik profitas buvo. Nu, žodžiu, biškai šiek tiek balagano buvo, bet galų gale rezimė išėjom labai gerai šitą dieną. Pasižiūrėkim, kaip tas traidas praėjo, pasidalinsiu įžvalgom. Tai va, žodžiu, čia buvo
Pažymėsiu po oranžinę spalvą, kad nesimaišyti niekam. Oranžinė ir čia oranžinė. Ok, taip. 9.30 atsidarė kaina. Visada pradeda manipuliuoti kažkuria tai pusė. Jeigu būtume pradėję manipuliuoti šitą pusę, kažkur va čia, tarkim, šitą vėl high iškirtę, aš čia va būčiau ieškojęs šorto iki pačio. Aš būčiau buvęs garantuotas, kad mes čia nueisim. Aišku, mes galų galę čia ir nuėjom. Čia titles ir sell padarė. Čia 0.5 range sureagavo. PBA, balance price range. Iškirto low, iškirto high. Ir padidėjo apačią. Balance price ranges yra visiškai balansuota kaina. Tokia kainos vieta algoritme, kur tiek pat orderiai yra ir pirkti, tiek pat orderiai yra ir parduoti. Tokia pat kaina, tokia pat suma, todėl ta kaina yra išbalansuota. Nu, žodžiu, ne to. Aš iš tikrųjų tikėjausi, kad mes keliausim čia dar žemiau. Tas žemiau būtų, kad aš range rimtų paimsiu, kad būtų lengviau nusakyti. Kodėl vakar tas veilas biškai buvo, aš noriu parodyti ir paaiškinti. Taigi, šičia pasiemam, pasižiūrėjom, mums reikia tik equilibriumą. Vienetuką ir nulį nuimsiu, kad čartas nebūtų toks mėsi, kad jis labiau klinų. Šokame 5 minutės. Va. Aš vakar, kai paėmiau nuo čia kažkur short longą, nuo čia longą paėmiau. Mes buvom vienai tas po 0.5 va šitą range. Va. Mes buvom discountę va šitą range. Aš galvoju, ok, mes esam šitą range discountę, reiškia mes va čia pralendam ir mes va čia galim pirkti, nes mes esam oversold. Aišku, aš susipildinau, propasau $2,300, bet tik tą uždėjau šitą traidą, iškart nuėmiau pusę pozicijos, nes galvoju, kažkas čia negerai, reakcija nėra tokia, kad turėtų būti. Įsijungiau 5 minučių čartą ir šitą priklausinau, šitą juodą klausinau, šitą juodą su bodžiu priklausinau. Aš tada supratau, kas iš tikro bus, tik aš galvojau, kad mes keliausim čia į apačią ir biškį padidinsiu, gal yra sunku matyti tiesiog. Tai va, mes turim tam kompiuterinę liniją čia. Aš galvoju, kad mes leisimės, čia sureaguosim į šitą 15 minučių bloką, kuris yra tam šonai. Ir mes pradėsim kilti viršų. Man būtų buvęs confirmationas, jeigu būtų rašyta high išėmė, break of structure padarė. Ir tada aš būčiau galėjęs tik longą dėti, bet kadangi aš nesulaukiu confirmationą, man minutės buvo break of structure. Todėl aš tą traidą ir ėmiau, bet tiesiog galbūt paskubėjau pirkti. Kai kaina, aišku, sentimentą rodė šortas, vakar savo bajas dalinausi, sakiau, kad šortas buvo. Bet tas noras eiti prieš srovę visada, man kažkaip nusuknėsi reikalus ir aš atsiradau kitur. Tai, žodžiu, pavyzdžiui, čia, šitoje vietoje selinau, gal kur aš čia, čia 5 pirkau, šitoje vietoje. Kai mes grinai sureagavome tą bloką, mano stoplossas buvo čia. Vos žemiau nei čia 15 minučių ir dar blokas baigės. Tai aš, kai pamačiau, kur mes einam, aš du nuo pozicijos nuėmiau, tai paskui va šitoje vietoje mane stoplossas iškirto. Čia 200
centus praradau, čia 300 centus praradau. Ir čia, man atrodo, visą tą patį poziciją yra. Jo, va, čia 2 sėlinau, čia 3 sėlinau, čia 2 bainau, 2 sėlinau, jo. Tai žodžiu, mano visas treidas, kuris man tik turėjo būti, jis yra iš tikrųjų va čia. Šitas ir nuo čia iki čia. Viskas, ką aš studėjau ant kryptis, tai turėjo buvo. Nesigirsti, ką kaina nieko nepėjo. Na tai, per pirmą makro, čia kuris prasidėjo tuo metu, nuo 9-5, kaina pradėjo akumuleitinti ir man davė čia puikia proga tiesiog pašortinti. Aš galėjau nuo čia šortinti, su labai mažu stop-lossu. Čia jeigu tiesiog pasakiškas stop-lossas būtų buvęs, paskaičiuokim, jeigu nuo čia būčiau įmęs, nuo čia iki čia 27 pointai stop-lossas, nuo čia iki čia, nuo šičia iki čia 29 pointai stop-lossas. Bet aš pasiėmiau šitą, tai realiai nuo šitą pačią pirmą ferralo gapą, kuris susidarė tam, tai blamba užpasi tas magnetas kartais. Tai realiai čia nuo šitą ferralo gapą iki čia aš pasiėmiau 52 taškus stop-lossą, bet aš kainą daviau pakvėpuoti. Aš realiai teoriškai kalbant galėjau kainą stop-lossą duoti nuo čia iki čia 22 taškus. Iš visų šitų 3 setukų, kurie buvo, čia buvo galimas pats mažiausias stop-lossas ir aš šitą treidą paėmiau. Tiesiog aš nusprendžiau nebūti godus ir leisti kainą pakvėpuoti. Aš supratau, kad mano didžiausia klaida yra godumas. Taip pat čia buvo godumas, kai godumas va čia buvo, kai norėjau pirkti, kai kaina man tiesiog rodo bėrišką dinai. Ant didesnį time frame sureagavo čia idėjai. Jeigu Azija akumuliavo, Londonas manipuliavo ir pradėjo eiti apačią, New Yorko sesija visada bus continuation. Tai jums pavyzdys to aš papiešiu. O taip, dabar Azija manipuliuoja, sorry, kompas biškai lagina, tai yra Azija akumuliuoja, Londonas manipuliuoja ir pradeda eiti apačią į 7 valandą. Ir čia va pradeda, tarkim, 8-3 ties 9 marketas reinda kažkokį kur. Tai reiškia, kad jis neapsisuks į viršų. Na, aišku, nebent prieš ką sureagavo, bet dažniausiai bus continuation į apačią. Surinkt likvidumą. Arba padaryti drone liquidity ir tada apsisukti kitą pusę tik tais. Yra dar visokie market maker modeliai, apie kurios bus galima pašnekėti šiek tiek vėliau. Dabar aš noriu patį pagrindą paaiškinti, ką aš čia darau ir kaip čia darau, dar kitą savaitę gal visą taip pat aiškinsiu, kaip dabar aiškinu, o paskui bus galima po vieną smulkę pamokėlę pravesti apie tam tikrus dalykus, kaip marketai veikia, kaip jie yra apskaičiuojami logaritminės spiralės principu, gal labiau dvipusio logaritminio kūgio principu. Realiai tai, ką mes matom, šitą kainą, čia yra spiralė. Mes matom tik 2D atvaizdį, tokį. O ta spiralė iš tikrųjų taip sukas. Tai kažkaip yra apskaičiuota tas tension pointas, kada jin daugiau atsileidžia, kada jin labai susispaudžia ir tą spaudimą panaikina ir gaunam tokius didelius judesius kaip čia. Žodžiu, kuo daugiau laiko praleidi su šito dalyku, tuo daugiau pradedi dalyko pats savo iškasti ir pastebėti, ką daro marketas. Realiai šitas klaidas su to FOMO visokį aš padariau, dėl to, kad nepykit, bet aš irgi esu žmogus. Bet vienas ant 3 setupas, kur galėjo būti 1 ant 8, darot, kiek čia galėjo būti, ne, beveik 1 ant 8, šiaip 2, tai jau 1 ant 8. Aš leidau pakvėpuoti, bet tame, kad aš leidau pakvėpuoti, ar man čia būtų tikimybė buvus vienas, tai yra koks 70 ant 30, kad man pasiseks, o čia man 90
10, kad man pasiseks. Tai aš geriau šiek tiek daugiau surizikuoju ir leidžiu kainą eiti. Jeigu būčiau, tarkim, pralošęs šitą treidą ir šitą kartą treidą, aš būčiau šiandien nebetreidinęs. Ir būčiau, ko gero, įkėlęs kažkokį video apie risk managementą, ar save ir jumis padrasinęs, kaip reikia riziką valdyti. Tiesiog YouTube kontentą įkeli apie treidinimą, apie tai, kaip tu treidini, tu nebegali šūdo malti, nes tu ne tik savo pasižadi, duodi žodį, tai kitam duodi žodį. Aš turiu tikslę ribą nusibrėžęs iki kada mano payoutas bus tokiais tempais kaip dabar. Aš tikrai tą payoutą matau ir labai neužilgo matau. Tas labai neužilgo aš terminą neatskleisiu, kad nepradėtumėt manęs skalpuoti. Žinau, kad realiai gal iš jūsų tų peržiūrų, kas jau pažiūrėt, tai 2 ar 1 žmogus žiūrit ir už vakarykštį video. Tai jei sudomino, aš tada kalbu su tavim. Čia yra asmeninis pokalbis. Tai va, žodžiu, paaiškinsiu, kodėl ėmiau dabar šitą treidą. Mūsų main objective, kai mes buvom čia, šitam overbought PDRA, mes buvom už tai premiume, tai čia būtų 0.79, ranges 0.7-0.5. Mums reikėjo nuo ten reboundi kažkurį apačią atsiminkti, kad yra savaitės galas, kas reiškia low, open, low, high ir close. Tai mes vakar buvom čia. Mes turim nusileisti ir savaitę čia užsidaryti, bet mes turim nusileisti 0.3-0.4 range. Va, referencai. 0.4 range kažkur, 0.4 range kažkur va šitoj vietoj bus. Tai pagal visą šitą referencą, pagal tą 0.3-0.4, mes turim nusileisti, užsibaigti savaitę savo arba čia, arba po open. Bet kokiu atveju, manau, mes uždarysim Doji stiką. Doji stikas yra Doji candle stikas. Lemba, tai parodysiu. Nu jo, einam ant 4 valandų čarto reikško rasim. Ir tas Doji candle stikas. Ir ta mūsų auka. Va, šitoks. Doji candle stikas yra indecision candle. Kai kaina padarydama tokį candle stiką, jinai yra žiauriai sukompresinta ir jinai nori apgauti retailą, į kurią pusę jinai padaro tokį candle stiką, tada retailas pradeda galvoti, aha, okei, čia rezistancijas yra, kaina leisis į apačią. Jo, kaina leidžiasi į apačią, viskas normaliai. Bet pirmą jūs stop lossus iškirto, jos apgavo, kad kaina eis į viršų, tada dėjo longą, tada juos vėl išmaudė ir tada ėjo į apačią į tą pusę, kurią nori eiti. Ir tada retail traderiai sėdi depresijai, kad va, žinojau, kur eis, žinojau, ką darys, taip toliau, bet mane išmaudė, nes iš tikrųjų tu nieko nežinojai, tu esi kvailys, nes tu tiesiog nesupranti, ką tu darai. Tai va, kas paaiškinau šitą dalyką. Ar nepaaiškinu nieko tokio. Kitas traukinukas dar važiuoti nenustos, tai man atrodo, kad galima viską giliau aiškiau ir visai kitaip paaiškinti. Ok. Gerai, treidą aiškinimą. Šia vienas pastebėjau, kaip aš išsizauninu visada. Aiškinu apie vieną dalyką, pistą apie kitą pradedą aiškinti, pamiršti prieš tai, ką pasakoju ir paskui pizą. Na, žodžiu, nesvarbu. Žodžiu, mano main objective vakar buvo tai šitas follow, kurį mes ir iškirtom, aišku. Nenoriu čia sakyti, kad aš ir vėl pagalvoju gerą treidą, nes bus dienų tikrai, kai nepagausiu.
Čia tiesiog yra skilo reikalas, bet kartais marketas daro savo šūdą ir tu pats įsikaltas, kad tą SLRB mygtuką paspaudė ir tave suėdė. Žodžiu, mano buvo main objective iš tikrųjų šitas 0.5 range, gaming discount range. Aišku, tam ir nuėjo kaina paskui, bet man iki market close kezis tiesiog neverta jį rizikuoti. Tai vakar uždėjus tradą. Mano originalus tik profitas buvo čia, bet kaina paskui su šituo įkirto šitą high, padarė break of structure. Kai padarė šitą, aš nusprendžiau, kad reikia nueiti, nes kaina rodo bullish sentimentą ir tiesiog jinai kils toliau. Bet to čia padarė bullish candlestick, bearish candlestick ir tas bearish candlestickas rejectino tą pricą visą atidrovimą liquidity. Taip išėjo į kitą pusę. Ir kai padarė šitą, kai su order bloku kerta liquidity, padaro farewell gapą realiai, tu jau tada žinai, kad nebėra prasmės laikas vaidinėti meškeris ir varytis čia. Draw liquidity toks tradas jau realiai čia, iki čia drąsiai galėjau pasigauti ir visiškai negavau taip nieko. Tai ar į šitą pusę, manau, aš tikrai būčiau pagausti. Tai realiai gal net šitą langelį reikėtų sumažinti iki čia. Na, kažkas taip. Tai žodžiu, vienas ant 3 tradas, tikrai manau neblogai gavos. Kodėl aš tą tradą ėmiau? Aš tą tradą paprasčiausiai ėmiau šitą range. Kai mes nesileidom, padarėm šitą high, šitą. Aš žinojau, kad mes sukūrėm range kitam makro, į ką sureaguoti. Ir kai čia pradėjom kurti šitos lows, matot, čia low. Čia yra kaina akumuliuoja ir ruošia low resistance liquidity run. Tai tu žinai, kad kaina iki kažkur kils, tada rejectins ir šaus į apačią. Aš pakankamai laiko čartį stebiu, kad aš galėčiau tokius dalykus pamatyti tiesiog prieš jiem įvykstant. Tai žodžiu savo ranges, teisingai ranges. Atsimatau tiesiog nuo čia iki čia. Ir kai atsiradom discountą, nustačiau alarmą, kai kaina pasieks šitą vietą. Nustačiau alarmą, kai kaina pramuš 0.705. Ir kad žinočiau, kada man dėti tradą tiesiog optimal tradą ir gaudam. Kaip taip. Dabar stebėkit. Čia bus visa magija. Tai aš paaiškinsiu, kodėl aš tą tradą einu. Kodėl, pavyzdžiui, po pirmo tradą, po pirmo loso 300 nesustojau, po kito loso 200 aš nesustojau. Matot, čia yra 5 minučių order bloko visas ranges. Šitą raudoną teritoriją. Čia yra jo viduriukas. Matot, kaip body labai gražiai rejectina consequent encouragement. Šitą order bloką. Čia buvo pirmas dalykas, kad rejectina. Paskui 0.7-9 kaip rejectina. Visi body labai gražiai tam užsidarė. Paskui pradėjo kaina eiti apačią. Čia labai gražiai šitą farewell gapą rejectina, padarėm break of structure. Čia padarėm break of structure su šito displacementą. Va tą aš ir turėjau omeny, kai ankstesnį seriją sakiau, kad padaro break of structure, turi būti displacementas. Displacementas yra greitas judesys į apačią, toks kaip čia va. Padarantis farewell gapą, čia yra displacementas. Čia, šitoj vietoje, displacemento jau nėra. Čia displacemento nėra. Matot, čia yra tarpelis. Šitie tarp čia ir čia, o čia nėra. Tai šitie displacementai yra nevalid. Tai aš žinau, kad jeigu kaina iškirs šitą high be displacemento, mano setupas nebūna invalidatintas. Aš vakar su vienu savo draugu traderiu šnekėjom apie šitą setupą. Jis sako, jo, aš ėmiau šitą patį setupą, bet mane iškirto ir pradėjo eiti į kitą pusę. Jo, tave iškirto, bet atsimink, kad displacementą nepadarė. Displacementas nesiskaito tol, kol candle neuždarė. Pavyzdžiui, atsidarė candlas, ne? Tik atsidarė candlas, galėjo pradėti pisti apačią, iškirsti kažkokį tai low,
tipo, tu pradėsi panikuoti, galvosi, kad displacementas, bet jis gali pradėti kilti čia ir čia užsidaryti be displacementą. Tai reiškia, displacement tarkim nebuvo ir tu pratisai bereikalą kažkiek pinigų, vien dėl to, kad nelaukia, kad kemblas susidarė. Laikas ir kaina. Viskas, kas man yra svarbu, tradimentas ateiti, laikas ir kaina. Gerai, kas dar, man žodžiu, čia buvo pirmas mano compliance'as, 079, atsiminkit, bias bearish buvo ant 9 mano vakar, ant 4 valandų bearish buvo, ant 1 valandos bearish ir paskui atsidaręs makro. Aš makro savo laiką skaitau tarp 9, 30, 20, 15, kada mano tradas formuojas. Man šitas parodė, kad mes eisime apačią. Tada mes nenuėjom iki ten, ko mes turėjom nueiti, pradėjome very low resistance, į kurį turėjom darydami konsoliduoti. Puikiai sureagavom į 5 minučių PDRA, kuris buvo oversold, naujai sukurtam range. Buvom, tai yra ne oversold, overbought, atsiprašau. Buvom žiauri overbought, bodis tiesiog sureagavo nuostabiai į šitą visą price range. Tai aš tiesiog executinau ir pasiėmiau tai, kas, sakykime, tą dieną teisėtai man priklausė. Ką padariau blogai, ką galėjau padaryti geriau šitoje vietoje. Visų pirma, tai galėjau iš tikro savo riską sumažinti iki čia, kadangi tai buvo trečias mano tradas, aš turėjau jį sumažinti. Bet aš pagalvoju, esu ant 2 savaičių up $7,500. Akaunto dydis buvo 57,200. Tai tam 7,200 atimti maksimum taškukį. Gaunas keletas procentų, man atrodo, čia reiktų paskaičiuoti. Tai palaukit, paskaičiuosiu. Nu, 2 procentai. Kažkur apie 1,5-2 procentus gaunas, o mūsų max daily riskas yra, doleris paskaičiuota, aišku, 0,2, ten mažiau nei 0,25. Nu, gal 0,25 gaunas, kažkur gal 0,30. Žodžiu, $250 per tradą, tai aš buvau padidinęs savo riską iki $500. Gal matau, kad ta kondicija nesprendžia vienam traidui duoti tiesiog 2 galimybės. Jeigu man iš pirmo karto nepavyko pagauti, aš tada bandau gauti iš antro. Bet buvau pastebėjęs anksčiau, kai tiesiog ėmiau vieną traidą per dieną. Mano vienreitas, aišku, pagerėjo, bet traidų tik profit, tarkim, risk and reward ratio, kuris yra čia rašomas, 6,3 rizikuoju $1, kad išloš 6,5. Šitas dalykas buvo mano subjūras, tai realiai aš 1-2 rizikuodavau, 1-3, bet kai treidų kiekį padidino, tarkim, 1-2 treidus per dieną, ypač ypatingais atvejais kaip vakar, 3 treidai per dieną, tiesiog risk and reward padidėjo. Tai vakar man šitas treidas buvo realiai 5 mikrokontraktus treidinų, buvau down $500. Iš šito uždirbau štukę 5, tai realiai štukę 5 vakar buvau pliusą dar po šitos dienos. Tai aną savaitę pliusę gaunas 6 štukės, šitą savaitę pliusą gaunas 2,5. Bet šitą savaitę man buvo šiek tiek nepatį. Na ką čia turim čia? Štukę 4. Tai čia vakarą buvo mano 2 treidai. Šitas vienas kažkurį čia vieną vakarą netyčia buvo uždėjęs. Tai čia 1, 2, 3. Čia kažkur 2 treidai. Kažkurie iš tų dviejų. Ar tai vienas kito yra vienas ir tas pats treidas, tai va šitie 2. Vienas ir tas pats treidas yra tiesiog partial laimėti. Tai čia 2 dariau ir paskui 3 ir dariau. Svarbiausia valdyti savo riziką. Mano originalus stop lossas buvo 370
ne, 4-7-5 kontraktam. Tai realiai šitą uždariau, paskui kai šitą pamačiau, kur eis, tiesiog, kad mane iškirsto, aš išėmiau pats tą orderį. Kartais yra geriau tai padaryti, kad tu savęs neskaudintum, bet turi žinoti, kada tu gali pajudinti tą stoplosą, kada ne. Pavyzdžiui, stoplosą gali judinti, kai labai didelį displacement, tai yra lik tavo stoplosai, tu matai, kad tiesiog turi iškirsti. Tai geriau apsaugoti savo kapitalą ir neriskinti. Šiandien mano objektyv yra dar $700 uždirbti, kad 3 savaičių bendras PNL būtų 9 štukės, nes aš aišku nuo 16 šitą akauntą tradinį. Tai buvo patys geriausi mano tradinį. Bet aišku, ir viskas matot, koks 12 kontraktų, 10 kontraktų. Va, nuo čia prasidėjo mano mažesnį trading. Nu čia 15 buvo. Matot, kas yra su mažesnio kontraktų kiekiu. Didesnį to range reikia, kad tu daugiau uždirbtum, su didesnį kiekį reikia mažesnį range. Kiek čia buvo apie 100 kem taškų kažkur. 100 kem taškų, 109 uždirbu. Vakar kiek ne iš tą pačią range už 5. Panašiai tą pat pasiėmiau. Bet dėl rizikos valdymo taisyklę ir funded savo challenge aš galiu riskint max 5. Tai pradėjau iki 5, tai iki 5 riskint, nebepjauti grybą. Tai va, šitą savaitę tiesiog fantastiškai eina, viskas gerai. Šiandien gaudysim tradą. Pagal mano bajas šiandien toliau šortas nusimato. Šortas nusimato iki šitos ribos arba žemiau šitos ribos. Tai realiai mes turim tik vieną šūvį treidinti AM sesijos treidą, tai čia būtų tas pats treidas, kai kiekvieną dieną aš gaudau. Kol kas pasitikėjimas savim, tas bajas yra geras, nes žinau, kad tai yra, matau, kur kaina eis, jeigu kaina pradės daryti kažką ne tą, ko aš norėčiau, kad jis darytų. Tada keisim bajas ir žiūrėsim, ar galim treidą kitą pusę pagaut, bet šiandien yra Thank God It's Friday. Dar vienas įsigijų konceptas, apie kurį aiškiai nurodžiau, kad jeigu kaina visada visą savaitę, visą mėnesį kyla virš, tai realiai iš range'o nusijėmė 0,3, 0,4 tą vietą ir tu lauki, kada iki ten extendins. Ir beveik iki ten yra. Tai dabar tiesiog akumuliuojam. Šitas open prices mes pašalinkim, pasislėpkim pozicijas. Šitą irgi galim pasislėpti, neberūpim šitą irgi. Vėliau aš jas užsidėsiu, dabar jau neaktualų fiziškai. Turim omeny, kad kaina atrodo liquidity padarė, šitas dalykas akivaizdus yra. Čia pasišaunam šitą. Atsitenkam į va čia. Turim open. Žiūrėkime. Realiai su šitą kainą mes jokios kontrolės kaip ir čia neturim. Mums tiesiog reikia apskaičiuoti, kada kaina pradės tą spiralę spausti. Dabar tą spiralę realiai suspausti ir spiralę spaudžia. Kai manipuliuoja tą spiralę dar labiau suspaudžia ir paskui atleidžia. Tai tas dar didesnis įspaudimas, tas logaritminės spiralės yra manipuliacija, paskui būna expansionas vadinamas į tą pusę, į kurią turi eiti. Pasidarom taip. Turim 12 nakties.
dabar, žodžiu, liko tokius pasižiūrėti, ką mes šiandien padarėm ir ko nepadarėm. Aš kaip matau, mes Azijos sesiją slow išėmėm. Neišėmėm, okei. Žodžiu, va, Londono high yra neliestas. Iškirtom Azijos high. Londono high neiškirstas, Londono low neiškirstas. Tai realiai, kaip aš matau, kaina manipuliuojant į tą pusę, gal net ir PM high iškirtant. Bet šiaip tokį savotišką low resistance liquidity yra nesam padarę, kad čia visą šitą likvidumą susirinkti. Tai galimas ir toks variantas, bet pirmamis turėtume grįžti čia susirinkti likvidumą, sureaguoti į order bloką daily ir tada pradėti rinkti. Būtų logiškiausia. Čia paaiškinti viską, kodėl dabar kaina akumuliuoja ir paskui kils Londono high iškirsti New York PM high. Tas tikrai turėtų būti, nes čia yra pagrindinės sesijų high. Tiek nerima kelia, kad Azijos high iškirtam, tai dabar realiai Londono high, jeigu mes neiškirtam, šauname į apačią. Azijos low pasiimti per 9 trend manipuliaciją, tai tada aš ieškosiu longo nuo šitos arba nuo šitos vietos iki čia kažkur. Bet jau kertama high, jeigu šitą high arba šitą high mes paredžektiname ir keliaujame apačią, ranges nėra didelis, iki ten nusileisti, manau, iki market open. Tikrai turėtume nusileisti, jei nusileisim iki market open, pradėsim low target, dar low target price action daryti, kaip po truputį, tada manipuliuosime apačią ir tada po šito open ir po 8-3 open, kuris spėja kažkur gal to vietoj bus, o gal blogiausiu atveju to. Tai sakykime, open bus čia, paleis čia, man bus oversold ir plus bullish sentimentas. Tada kilsim viršų, jeigu čia atidaro kainą čia, kyla viršų, iškrita tą high, aš čia pradėsiu shortą ieškoti iki čia. Tikiuosi šitą apžvalgoje buvo pakankamai informacijos apie bajas, apie viską. Jo, mes čia turim low resistance liquidity yra nedidelį. Ir čia turim. Tai toks šūdinas labai gal šūdinas klimatas bajas susidaryti. Tai šitą range aš atsižymėsitės ir lauksiu, kas bus. Realiai 3 galimybės šiandien turėsim tradinti į 3 makro. Per tas 3 makro reikia susirasti galimybę, kad galėsim kapitalizuoti šitą judesį. Tai va. Ačiū, kas klausėt, iki.